rytas, kolegos. Tikiuosi, vakar mes žinių pakankamai dėjom. Šiandieną kalbėsim grinai apie patologinius dalykus, pėties ryties. Po pietų dar pakalbėsiu keletą, pristatysiu tokių klinikinių atvejų ir paskui dar, kas norės, kam bus trūksta, vėl sėsim, mokinsimės pėties ultragarsinę anatomiją. O dabar rytinėje daly grinai patologija ir noriu pristatyti pirmą pranešėją, tai daktarė Gražina Labanauskaitė Šliumbienė, su jos pranešimu apie rotatorių plyšimus ir jų diagnostiką. Labas rytas visiems. Malonu matyti vėl tos pačius veidus. Rotatorių plyšimų, trumpai statistikos. Virš 40 metų amžiaus labai dažnai pasitaikanti rotatorių patologija. Apie 30% virš 60 metų amžiaus populiacijoje labai dažnai būna asimptominiai plyšimai. Pagal literatūros duomenis po maždaug 3 metų pusė iš jų tampa simptominiai. Dažniausiai pasitaikantis yra supraspinatus plyšimai vadinamoje kritinėje zonoje. Kreivė parodo asimptominių rotatorių plyšimo pasiskirstimo dažnį, kaip matot, nuo 60 jisai ženkliai padidėja, lyginant su prieš tai buvusiu amžiui. Tirta grinai visiškai paprastai savanoriai, kuriems nustatyta ta patologija, iš jų, aišku, dauguma net simptomų aiškių neturėjo. Plyšimus galima būtų skirstyti dalinius ir pilnus. Tai daliniai skirstomi vadinami bursinio lapelio, arba viršutinio lapelio ir apatinio lapelio arba sąnarinio paviršiaus plyšimus. Tai schemose parodyta. Matosi viršutinis lapelis aiški skaidulų eiga. Žinau, tu nemoku iš to naudoti. Nesimatau. Iš čia. Matom apatinio lapelio plyšimą. Viršutiniam lapelį matosi skaidulų eiga, čia schematinis, o čia viršutinio prisitvirtinimo vietoje tipiniai kritiniai zonai vadinamai. Intratendinozinis plyšimas, kada yra plyšimas tarp skaidulų lapelių, artroskopiškai toks plyšimas nesimato, jis dažniausiai būna tokia kaip juosta nusitęsianti tarp lapelių. Ir pilnas plyšimas, kai matoma per visą plotį sausgyslės plyšimas, retrakcija labai įvairi, priklausomai nuo plyšimo dydžio. Schema parodo, kaip vystosi rotatorių plyšimai. Dažniausiai prasideda nuo mažo dalinio plyšimo, kuris išplinta į pilną nedidelį plyšimą ir po to kryptimi viena arba kitame gali tęstis į infraspinatus ir subscapuliaris. Plyšimų kriterijai. Dalinis plyšimas nustatomas, kai lokalinis skaidulų nutrūkimas, hipoanechogeniškas arba mišrus hipohiperechogeniškas defektas, kuris matomas dėl šalia sausgyslės. Suplonėjusių sausgyslė, bursinio paviršiaus plyšimams šitas požymis tinka. Kortikalinio sluoksnio nelygumas, dažniausiai tai yra chroninio plyšimo požymis. Kremzlės apnuoginimas, taip vadinamas interface požymis. Pilni rotatorių plyšimai dar skirstomi į nedidelį, incomplete, kur dažniausiai apima tik supraspinatus, ir masyvus, complete, tai išplinta į ne vieną rotatorių ir dažniausiai su ženklesnė retrakcija. Pilno plyšimo ultragarsiniai požymiai. Visiškas skaidulų nutrūkimas, hipoanechogeniškas defektas, skysčio arba bursos įsiterpimas į plyšimo vietą, deltinio raumens prievartėjimas prie žastikaulio galvos, vadinamas kremzlės apnuoginimas, tas interface požymis, skysčio įsiterpimas į plyšimo vietą taikant kompresiją. Jeigu plyšimas tęsiasi daugiau negu 2,5 cm, jisai apima ne tik supraspinatus, bet pereina į infraspinatus. Dažniausiai lydintys požymiai. Tai ūmaus plyšimo atveju būna subdeltinė subakromialinė bursoje ir bicepso ilgosios galvos sausgyslės makšties skysčio. Chroninio plyšimo atveju dažniausiai būna kortikalinio sluoksnio nelygumas ir dažnai, jeigu masyvus plyšimas, bicepso dislokacija. Pavyzdys. Apatinio lapelio nedidelis plyšimas, matosi intaktiškas viršutinis lapelis, ilgojui ašy, trumpojui ašy tas pats vaizdas.
Lygiai tas pats sąnarinio paviršiaus, nedidelis plyšimas, tipiniai zonoj, toj vadinamai kritiniai zonoj, viršutinis lapelis dar intaktiškas, matomas tas vadinamas interface kremzlės požymis. Bursinio lapelio plyšimas, matosi viršutinio lapelio plyšimas, kaip minėjau, iš karto sausgyslė suplonėjusi, tą ir mes turim. Jeigu būtų skysčio bursoj, kompresijos metu matytume įsiterpimą skysčio šioje defekto vietoje. Didesnis plyšimas, kuris apima viršutinį bursinį paviršių, apatinis dar intaktiškas, plyšimas jau šiek tiek ženkliau matosi sausgyslės apimantis, čia yra bursoj skystis, plus ir kadangi dar būna plyšimai kartais chroniniai, tai toks nelygumas kortikalinio sluoksnio. Visi požymiai ir suplonėjus sausgyslė, ir kortikalinis nelygus, ir defektas. Intertendinozinis. Šito negalima sumaišyti su anizotropija, jeigu tai bus, pavyzdžiui, pristvirtinimo grinai vietoj, reikia stengtis pamatyti sausgyslę be anizotropijos ir tarp lapelių matom įsiterpusį defektą. Analogiški intratendinozinis plyšimas su kortekso dar nelygumu gali eiti ir kartais būna intrasubstancinė cista. Pilnas nedidelis. Plyšimas apima jau visą sausgyslės plotį. Matoma skysčio, sinovijos hipertrofija, interface požymis, čia yra ilgojo ašy, čia yra trumpojo ašy interface požymis kremzlės ir kortikalinio sluoksnio nelygumas. Didelis pilnas retrakcija sausgyslė šičia, čia yra plyšimas, jo vietą užpildo skystis sinovitas, debris, bicepso sausgyslė. Plyšimas matuojamas nuo bicepso sausgyslės iki matomos sausgyslės trumpojoje ašyje. Didelis pilnas plyšimas, jau retrakcija tikrai ženklesnė, sausgyslės praktiškai kažkur čia tik tai matoma. Plyšimas užpildytas skysčių, įsiterpia sinovijos dalis. Taip pat pilnas didelis plyšimas. Su kompresija matom spaudimą skysčio ir kompresiją davikliu. Taip pat pilnas didelis plyšimas, užpildytas skysčių, sinovitų, masyvus plyšimas. Rotatorių praktiškai nebesimato. Deltinis raumuo, ženkliai sumažėjęs tarpas rotatorių. Kremzlės apnuoginimas, skystis. Senas lėtinis plyšimas. Matom deltinį raumenį praktiškai gulinti ant galvos. Taip liaudiškai pasakiau. Kortikalinis sluoksnis labai nelygus. Trumpojo ašy taip pat. Delta guli visiškai ant galvos. Matoma tik tai kremzlė. Rotatorių visiškai nėra. Taip pat masyvus plyšimas su ženklia retrakcija, kortikalinio sluoksnio nelygumu, sinovitų ir bursoj skysčių. Labai svarbu įvertinti retrakciją. Jeigu matome sausgyslę, tai matuojam ilgojoj ašy, kiek jinai maždaug yra atitraukta, tai vadinama retrakcija. Jeigu mes jos nematom, bandom ieškoti raumens. Kartais būna matosi raumuo ir sausgyslė jau atitraukta gan toli. Pats blogiausias dalykas tai yra raumens riebalinė degeneracija, kaip šiuo atveju infraspinatus senas plyšimas, infraspinatus atrofija, riebalinė degeneracija, šalia matosi nepakitęs terės. Nežinau, ar eis filmukas. Eina. Čia pacientas masyvų turi plyšimą, matosi ilgojoje ašyje visiška retrakcija, trumpojo ašyje interfeisas, pilnas skysčio, bursitas, sinovijos išvešėjimas, bus ir kompresija davikliu. Va, kompresija davikliu, visiškas pilnas ūmus, masyvus rotatorių plyšimas su ženklia retrakcija.
Literatūros duomenim ultragarsinio ir magnetinio rezonanso tyrimo jautrumas ir specifiškumas pilno plyšimo atvejais labai geras, tai yra virš 90%. Dalinių plyšimo atvejais tiek ultragarsinis, tiek magnetinis rezonansas šiek tiek mažesnis specifiškumas iki 83%. Čia nėra paminėta MR artrografija, kuri yra dar didesnio jautrumo ir specifiškumo, tačiau palyginus mažai jinai atliekama. Faktoriai, dėl kurių padaromos klaidos. Neteisingai teigiama diagnozė, nustatoma. Techniniai. Tai vakar tikriausiai jūs anizotropijos jau matėte daug. Daviklio padėtį tikriausiai matėte irgi taip pat, kaip pakeičiant daviklio padėtį, kartais galima pridaryti klaidų. Deltinio raumens septos, nežinau, ar vakar kam nors pakliuvo toks atvejis. Anatominiai. Rotatorių intervalas, supraspinatus, infraspinatus perėjimas, raumens sausgyslės jungtis, sausgyslės pristvirtimo prie kremzlės vieta. Nu ir pats blogiausias dalykas tai yra tendinozė ir kalcifikacija. Neteisingai neigiami faktoriai, tai yra techninės priežastis, sausgyslės pakitimai, tendinozė, kalcifikacija, sinovijos proliferacija, bursitas ir paciento faktoriai, labai nutukęs arba labai raumeningas pacientas. Deltinio raumens septos. Matosi septa, jinai duoda šešėlį, galima sumaišyti su pilnu nedideliu plyšimu. Padeda, aišku, išvengti klaidos tai, kad keičiant daviklio padėtį, būtinai plyšimas turi būti dviejose kryptise. Tai yra trumpojo ir ilgojo ašyje nustatomas. Rotatorių intervalas. Magnetiniam rezonanse parodyta, kuris yra tarp supraspinatus subscapuliaris, korakoido, bicepsas praeina, raiščiai praeina šičia. Kas echoskopiškai matom? Aplink bicepso sausgyslę hipoechogeniška zona. Labai įvairuojantis dalykas, tai yra vieniem pacientam būna praktiškai visiškai nesimato tos hipoechogeniškos zonos, kitam pacientui gan didelė hipoechogeniška zona matosi. Kaip atskirti? Pirmiausia, tai yra ryškus pusmėnulis, tęstinumas į bicepso makštį, sekant davikliu ir aišku dviejose projekcijose nesimatys plyšimo. Sausgyslės raumens jungtis. Proksimaliniai daly nesumaišyti plyšimo, tai yra trumpojo ašy labai dažnai matosi, ilgojo ašy iš karto matysi tęstinumą ir raumenį, tikrai galima klaidos išvengti. Supraspinatus, infraspinatus perėjimas. Tipinė klaida pradžiamoksliam, kaip aš sakau. Supraspinatus yra žymiai storesnė sausgyslė, infraspinatus plonesnė. Pereinant supraspinatus į infraspinatus atrodo toks suplonėjimas, kas visiems atrodo, kad galėtų būti plyšimas, tai yra norma. Nėra čia plyšimo. Ta prasme, reikia sekti dviejose kryptise ir žinot, kad tokia galimybė yra. Sausgyslės kremzlės jungtis. Čia jau praktiškai, man atrodo, nelabai įmanoma suklysti, nes matosi tikrai aiškius prisitvirtinimo vieta, anizotropija dažnai čia būna. Pats blogiausias dalykas, kada nežinoma, ką rašyti, tai yra tendinozė. Tokie kaip orientaciniai faktoriai, kada mes labiau linkę į tendinozę ir kada į plyšimą. Tai yra plyšimas dažnai būna anechogeniškas, ribotas, homogeniškesnis, suplonėjus sausgyslė, dažnai lydimas kortikalinio sluoksnio nelygumu. Tendinozė. Neribota, heterogeniška, sausgyslė edemiška, hipervaskuliarizuota, rečiau kortikalinio sluoksnio nelygumas. Nu ir aišku, dažnai tendinozė būna kartu su daliniu plyšimu, tai čia tiems visiems virš 60 metų. Sinovijos proliferacija. Čia būna neigiamas dalykas, tai yra, kai neigiama klaida, atrodo, kad yra tendinozė. Tačiau kompresija davikliu, dviem kryptim žiūrint, dviem projekcijom supraspinatus, kartais pavyksta išvengti šitos klaidos, kai yra seni plyšimai, nėra didelio bursito, čia yra bursitas, čia yra sinovės terpus. Nėra bursito, senas plyšimas, tada labai sunku. Bet jūs prisiminkit, kad tendinozė dažniausiai, imitacija yra, bet visą laiką reikia stengtis dviem kryptim žiūrėti, hipervaskuliarizaciją vertinti. Aišku, paciento anamnezė irgi šiek tiek reikšminga, ar bus trauma, ar nebus. Nu ir pooperaciniai pakitimai.
Normoje iki 9 mėnesių pooperacinė sausgyslė atrodo nekaip. Pagrindiniai kriterijai, kada replyšimą diagnozuojame, tai yra skysčio atsiradimas ir visiškai nematomas sausgyslių eiga. Ankerio dislokacija ir retrakcija. Esu mačius tik tai rentgene ir magnetiniam rezonanse. Echoskopijoje nemačiusi su dar ankerio dislokacijos ir retrakcijos, bet tokių pasirodo dalykų irgi būna. Čia yra normali siūlė, čia taip pat normali siūlė ir ankeris. Ankštumas. Prie rotatorių plyšimo labai dažna priežastis, kurios pasiekoje ir atsiranda plyšimas, tai yra ankštumas. Anterosuperiorinis, aišku, dažniausias. Priežastis yra ta, kad su praspinatu sutrikdomas normalus judesys per tarpą tarp mentės ir korako-akromialinį lanką. Priežastis gali būti įvairios. Akromienos kablio formos, os akromialė, degeneraciniai pakitimai, nestabilumas. Taip pat nuo 6 dekados ženkliai išauga ankštumo, lydimo, plyšimo skaičius. Stadijos pirma. Subakromialinis subdeltinis bursitas, bursa sustorėjusi maždaug iki 2 mm, grįžtamas. Antra stadija. Supraspinatų sustorėjimas, tendinoziniai pakitimai, bursitas, daugiau 2 mm. Ir trečia stadija, supraspinatus plyšimas. Ankštumo požymiai. Tai kaip jau minėjau, bursitas. Dinaminio mėginio metu atsiranda tas vadinamas bursos skysčio spaudimas, praksėjimas, snappingas, supraspinatų spaudimas, tendinozė, plyšimas. Taip ir matos. Tendinozinė sausgyslė, bursitas. Subakromialinis osteofitas, tendinozė, osteofitas, tendinozė. Bandom paleisti. Ankštumo mėginio metu matom, pacientas tendinozinė sausgyslė, negali atlikti normaliai ankštumo mėginio, spaudžiama bursa, spaudžiamas skystis tarp vadinamų tų bursos lapelių. Nu ir dabar truputėlį vėl statistikos. Palyginus ultragarsinės diagnostikos tikslumą tarp patyrusių gydytojų ir mažai patirties turinčių gydytojų, nustatyta gan žema koreliacija diagnozuojant rotatorių patologiją. Todėl rekomenduojama daug ir teisingai praktikuotis, kad išlaikyti ultragarsinės diagnostikos patikimumą. Belieka palinkėti sėkmės. Dar aš vieną klausimą norėčiau patikslinti tiek dėl plyšimų. Tai yra maži, sakysim, vieno sluoksnio plyšimai, mums viskas aišku, tada vienas sluoksnis, kai yra masyvi abrupcija irgi viskas aišku. Bet tas, sakysim, riba, kai būna mažas plyšimas, 5-7 mm, bet jis matomas per abus. Tai bus ir mažas plyšimas. Bus pilnas plyšimas, taip, be retrakcijos. Taip, dabar tavo didelis, nedidelis, kad mūsų teisingai suprastų, kaip mes rašom atsakymą. Tai jūs įrašykite, kiek jūs matote. Prisirišti prie skaičiaus kažkokio, sakysim, kad koks tas būtų nedidelis ir koks tas būtų didelis. Iki 2,5 cm skaitomas tik supraspinatus, nu tai didelis, nedidelis bet, čia. Bet, sakysim, jeigu pačios sausgyslės, pačios supraspinatus, nėra visa nuplyšusi, bet joje Tai jūs išmatuokite ir parašykite ten, pavyzdžiui, 1,5 cm, tokia retrakcija, retrakcijos ten nėra. Aš tai mėgstu rašyti, žinokit, yra retrakcija 1-2 laipsnio, tai yra vadinama iki akromiono ir paskui subakromialį. Tai aš taip rašau retrakcija iki akromiono arba jau retrakcija, jeigu nematai visiškai sausgyslės subakromialį. Čia sunkiau, ne magnetinis rezonansas. Tačiau jeigu jūs parašysit, kad jūs dar sausgyslę matot retrakciją ten 1 cm, nebus klaidos. Bet jeigu jūs sausgyslės nematot, tai rašykit sausgyslės retrakcija subakromialį. Tai nėra retrakcija, sakysim, jeigu jis būna kiaurinis, tai tiesiog vadinam... Taip, koks, kur ir kokio dydžio.